Man tai 16 metų kilo kažkokia idėja, kad važiuoti, norėjau greičiausiai eiti nuo tėvų ir pradėti savo gyvenimą, žinai, kad gyventi on my own. Universitetai organizuoja priėmimus. Jie pasitinka tave oro uoste, jie tave palydi, jie tau parodo, kur eiti, ką daryti. Ir jie iš tikrųjų tave priima kaip tokį, sakykim, naujagimį, nes jie supranta, kad tai yra labai didelis skirtumas. Danijoje gaunasi pigiau tas bakalauras gauti. O labiau pažvelgi tą dalyką, kad Lietuvoje yra 4 metai. Danijoje visgi yra 3 metai. Kada jūs gausite dar geresnį galimybę išvažiuoti ir pamatyti pasaulį. Be to, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus nori, nenori, žiūrisi, kas jam yra geriau. Nori savo geriau, paskui turbūt ir savo šeimai kažką sukurti geresnį. Ir aš manau, išvažiavę, pirmas žingsnis į geresnį ateitį yra gero lygio studijos ir išvažiavimas į užsienį, manau, labai padeda dėl to. Jeigu tu baigi Anglijai mokslus, tai reiškia tik, kad tu užsigarantuoji savo gerą gyvenimą. Nes jeigu baigi Lietuvą mokslus, tai ką? Tu baigsi Lietuvą mokslus ir kovosi dėl gyvenimo. Tu kovosi dėl išgyvenimo, blemba. Jeigu aš įstosiu į universitetą Lietuvoje, aš turėsiu gyventi su mama iki 30 metų, negalėsiu pradėti gyventi pats. Neturiu tam sąlygų ir neturiu tam galimybių. Ir mane tas labai motivavo. Aš norėjau pradėti viską pats, nuo pradžių. Ir būti visiškai nepriklausoma asmenybė, pats daryti tokius svarbius sprendimus. Taip, Lietuvoje gal kai kuriems studijuoti yra gerai, bet jeigu nori kažko daugiau, jeigu tu nori gauti praktikos ir ne tik mokslo, ir nori gauti gyvenimo praktikos, tai užsienis yra vienintelė išeitis. Nes niekur kitur tu neišmoksi daryti tiesiog paprastų gyvenimiškų dalykų, susitvarkyti sąskaitas, ieškoti būsto, ieškoti darbo. Tai yra, taip pavadinkim, gyvenimo universitetas, kuris yra daug svarbesnis negu mokslinis universitetas, mano nuomonė. Ir kai sudedi šiuos du, tai tu tampi tiesiog labai norimas darbdavių žmogus, paprasčiausiai. Aš sakyčiau, kad nereik bijot, bet kada tiesiog visada reikia kažko pamėginti. Išvažiuosi, pasimokysi pusę metų, blogiausiu atveju grįši į Lietuvą įstosiu. Realiai tu nieko neprarasi, tu tik įgysi patirties. Man kas labiausiai patiko, nustebau iš tikrųjų, kad patiko, nes tavim niekas nesuinteresuotas yra. Tu nori nei paskaitas, nori nei, tau nėra jokių midtermų, tau nėra jokių galbūt ten užlankomumo balų. Tu tiesiog, ką tu parodai per egzaminą, čia ir pliusai ir minusai ir iš to, ką tu parodai per egzaminą, tiek tu esi vertas to dalyko. Tu turi galų gale, tu esi lievas per tą egzaminą, tu turi galimybę, aš matau, kad aš blogai rašau, aš nespėju, man nesiseka, aš pachmielnas. Tu ateini ir atneši tuščią lapą. Tai yra vadinamas blenkinimas ir tu paskui arba po pusmečio, dažniausiai būna sausio mėnesį arba jau vasaros pradžioj, tu atsiskaitai per naują tą dalyką arba po metų eini per naujo su žemesnių kursų žmonėm. Didžiausia nauda yra tai, kad tu gali dirbti savarankiškai ir tu kažkaip sugebi susikaupti, pats apdoroti informaciją. Mokykloje būdavo taip, kad tu turi kažkokį kursą ir nedaug dėvė tavęs, kad nors iš kitur paklausi. Tai kai paklausi iš kitur, tavo pirmas klausimas pačio būna, kodėl, žinai, iš kur čia ištraukai. O tada, kada tu pasimokai pats ir kada tu pradedi rūpinti savo žiniom, tai ką tavęs moko universitete, tada tu gali savo leisti kitaip viską dėliotis, pagal save spręsti tai, ko tau reikės ir kokybiškai tai suprasti. Sėdi Lietuvoje ir galiausiai tau parašo kažkas per Facebooką, varom į tą tūsą, varom į tą kitą tūsą. Ir tu sakai, ne, tu atrodo kažkaip, nekoks. Tu galiausiai, jeigu tu ir pasakai, kad ne, bet galiausiai iš tave pasako tau, kad tu išvarytum tenais. Kaip būna Danijoje, tu vis tiek mažiau turi draugų negu šiandien Lietuvoje. Siauras pakankamai lietuvių vis tiek nori bendrauti su lietuviais, nes yra savęs mentalitetas. Ir tu pasakai, kad ne, dabar negaliu, dabar mokausi. Ir tu kažkaip atsiduodi tą mokymuisi, tarkim, 5 valandas. Tu Lietuvoje net nesvajotum, galvotum, koks turnius gali mokintis 5 valandas. Ir čia kažkaip atsiduotam 5 valandų, pasimokai ir kažkaip galvoji, geras.